Tai yra didelis power bankas, taip tariant liaudiškai, arba didelė baterija, kur galima sukaupti energiją iš labai įvairių šaltinių. Į tai eina ir saulės kolektoriai, ir tiesiog energija iš tinklo, kurią vėliau galima panaudoti, jeigu įvyksta kažkokie gedimai tinkle. Ir taip pat savo kojomis jį galima pakrauti. Taip pat yra ir treniruoklis, visiškai pilnavertiškas, su visomis programomis. Mes labai stengiamės, kad jis būtų kaip namų interjero detalė. Prie visų dizaino sprendimų priėjom panašiai kaip kuriant prabangius baldus. Stengiamės, kad jis būtų ilgamžiškas, lengvai pataisomas, kad visos medžiagos, kurias naudojam, būtų ilgalaikės ir gražiai dėvėtųsi su laiku. Didžioji dalis visko yra pagaminta iš aliuminio. Aliuminis yra labai puikiai medžiaga, nes labai universali, tačiau taip pat ją galima 100% perdirbti ir 75% viso aliuminio kada nors pagaminto vis dar cirkuliuoja kaip nauji produktai. Ir taip pat naudojam medieną, odą su intencija, kad bėgant laikui viskas nusitrintų ir dėvėtųsi kuo gražiau ir taip pat būtų galima lengvai remontuoti. HR Bank turi didelę 2 kWh bateriją savyje. Ir iš jos galima imti energiją per USB jungtis ir per paprastas rozetes. Taip pat čia yra belaidis įkrovimas telefonai. Kitoj pusėje yra įvestys energijos ir jį patį galima pakrauti ir iš paprasto tinklo, ir iš saulės kolektorių. Ir praktiškai visko, ką sugalvoju, net iš mašinos to 12 voltų. Ir, kaip matot, čia yra ir treniruoklis pilnavertiškas, tiesiog dviratis treniruoklis ir minant pedalus galima sugeneruoti pakankamai energijos, kad pasikrauti savo prietaisus, kaip telefonus, planšetes ir kompiuterius. Pavyzdžiui, 15 minučių minimo, tokio vidutiniško, užtenka pilnai krauti mobiliam telefonui, o paminus valandą galima pilnai krauti kompiuterį nešiojama. Taip pat viskas yra reguliuojama ir keičiama. Vairo pozicija reguliuojasi pilnai aukštyn, žemyn kreipiasi. Sėdynės, taip pat pedalų poziciją galima padaryti arčiau arba toliau nuo centro. Taip pat praktiškai kiekviena detalė gali būti pilnai customizuojama su mūsų įrankiu 3D esančiu mūsų interneto svetainėje. Tai kiekvieną medžiagą ir kiekvieną spalvą galima pasirinkti pagal save. Ateityje greičiausiai mes vis dažniau patirsim kažkokios elektros energijos nutrūkimus ir tai galime spręsti labai dideliu masteliu, kaip tiesiog visos valstybės arba miesto, bet taip pat ir kiekvienas iš mūsų galim turėti tiesiog prietaisą, kuris mus aprūpina tada, kada reikia.